Jau, sveiki visi, šiandien pakalbėsim apie tą, kas yra aktualu būtent šiais metais, kadangi jau praėjo pirmas pusmetis ir manau verta pašnekėti, kas buvo gerai, kas buvo blogai ir kas bent jau man išliko iki šiol geriausia. Tai šiandien mes aptarsim 3 modus, kurie mano manimu užtarnavo jūsų dėmesio bei 3 skaitiklius. 1, 2, čia ir sekantis yra pas mane būtent dabar ant naudojimo. Tai būtent apie tą mes ir pašnekėkim. Startuojam galbūt nuo, tarkim, nuo modo. Ok, paimam pirmą vietą, kuri man užtarnavo per būtent šį visą laiką, kurį aš garinau. Ir buvo gerų, buvo ir blogų variantų, bet bent jau šitas man užsiliko labai ilgam galvoj. Ir naudojau šį tikrai nuo praktiškai pat išleidimo. Tai yra Minikin 2. Labai yra geras jausmas atpakuot, kai kažkas yra dar naujo. Tai dabar labai brutaliai su visais dantimis mes atpakuokim būtent šitą Minikiną. Šitą galima mes ten iš karto, pažiūrim, kas yra pas mus pačioj dėžutėj. Baltas. Belekokio stipraus grožio modas. Touchscreenas, yra labai daug visokiausių spalvų pasirinkimų, yra rainbow, juodi, žali, oranžiniai, balti, raudoni, ko tik jūsų širdys tiesiog geidžia. Aš asmeniškai pasirinku arba juodą, arba žalę, arba rainbow, mano yra būtent tos spalvos yra mėgstamiausias, bet renkantis modą nėra svarbu jokia spalva, svarbu kas yra jo viduj, kaip jisai veikia, kaip įmanoma su jo garint ir tikrai. Būtent šitas modas užtarnauja pirmos vietos, būtent modų topė, tą ką aš naudoju iš tiesų labai ilgą laiką, 2 baterijos ir tik tais atrodo, jog 2 baterijos reiškia laikys mažai. Palyginus būtent šitą mažylį su Alien modu, galiu pasakyti, kad jis laiko 2 daugiau. Nežinau kodėl tos pačios 2 baterijos, ten irgi tos pačios 2 baterijos, bet lygiai su tokiu pačiu vidum, kalbu apie baterijas, jis laiko 2 ilgiau, reiškia visą dieną ant 100 vatų. Nesakau, kad reikia garint va tai visą laiką tiesiog bele kaip stipriai, ne. Jeigu tu garini kaip normalus žmogus, jeigu tai yra normalus plaučiai, tai tiesiog visa diena pas tai rimtai yra rankoje, kišenėje, kraut reikia tik tais einant praktiškai miegot. Ir kas yra dar gerai, jie sugalvojo būtent USB, kurį galima krauti taip pat ir per naktį, būtent aš tą naudoju. Visi siūlo žmonės, kraukit per pakrovėją, ne, nėra būtina. Turėjau 3 Minikinus ir juos 3 kroviau, būtent per USB palikdamas visai nakčiai, jokių boom pas mane tiesiog nebuvo. Ir būtent dėl to ir verta pasižiūrėti į būtent šitą modą. Kaina nėra labai maža, sutinku, bet realiai tu moki už tai, ką tu moki. Tai būtent modas šitą pirmąją vietą padeda Mišoną. Ir dabar žiūrim kaitiklį, kuris irgi būtent dabar man yra top 1. Netgi jeigu taip poruojant boksus, tai žiūrim į Amita V2. Kodėl jis man patiko? Realiai, ko reikia tikram garintojui? Gero skonio, didelės talpos, kad gerai koilai įsidėtų, kad gerai jaustųsi skystis ir kad būtų gražus. Viskas tas yra įmanoma būtent su Amitu V2. Šiaip čia yra 2 ml talpos bakelis, kuris leis jums įsipilti jūsų skanios premium skysčio ir būtent čia pagarint, bet gamintojai yra protingi žmonės ir sugalvojo pridėti dar didesnį stikliuką, kuris yra štai čia ir pridedama iki tiek. Tai realiai, norint sužinoti daugiau apie šitą kaitikliuką, galima surasti tą apžvalgą mano kanale Go for Way, tiesiog šiek tiek paieškojus į apačią, buvo įkelta maždaug prieš savaitę, tad kam yra įdomu pašnekėti, ką aš kalbėjau būtent apie šitą mažylį Amit V2, tiesiog prieinam prie apžvalgos būtent šito kaitikliuko. Kaip ir minėjau, jos reikia poruoti. Taip, kadangi vyrai ir moteris poruojasi, tai taip pat kaitiklės ir modas irgi turi poruotis. Tai žiūrim, įsukam šitą grožį štai čia. Ir matom, tiesiog pasaka. Neturiu žodžių, realiai, įdedi bateriją su įlašinį skysčiu, padarai bildą, tiesiog garinė kaip dievas. Ir realiai, būtent toks setas yra mano svajonių setas, tokį setą būtent aš ir turėjau. Jums šiandien buvo Rainbow ir čia irgi buvo Silver kaitiklis, tai tiesiog. Jeigu kažkas turi apie 120 €, kurie yra nenaudojami arba kurie gali gyveninti jūsų svajonės, viskas tai yra įmanoma būtent su Minikinu V2 ir su Amitu irgi V2. Šitas viskas yra gerai, galima labai gražiai padėti ant žemės šitą dėžutę ir dabar žiūrim toliau. Visi mes mėgstam išgauti labai daug garų ir tuo pačiu nepraras skonio. Viskas tas yra įmanoma su TFV12. TFV12 tai yra
Cloud Beast King. Čia yra ne mano žodžiai, čia yra žodžiai būtent Smog kompanijos, kuri taip parašė ant savo gražuolio. Atidarius jį mes randame grožį, kuris gali išlaikyti netgi iki 300 su viršum vatų, kas yra tikrai ir tikrai nevaikiškai. Oro padavimo yra tiesiog masyviai, skonio yra tiesiog masyviai, bet jį, pavyzdžiui, garint kokią nors minikiną būtų labai nefainai, kadangi jis reikalauja, kaip aš ragavau, minimaliai, optimaliai 150 vatų. Minikinas ant tiek garinant, čia būtų su juo maždaug pusę dienos, kadangi čia yra tikrai nemažai. Bet kalbant apie tą, kas būtent jam tinka, aš rinkčiausi irgi vieną iš labiausiai pageidaujamų šių metų, bent jau pastarųjų mėnesių box modą, čia yra Relo Bismack 300. Dabar yra išėjęs update'as iki 400 vatų ir su 4 baterijomis išlaiko labai ir labai ilgai. Tad norint turėti tiesiog grandiozinį, masyvų kiekį garų, labai irgi neblogą skonį bei didelį battery life'ą, siūlau būtent suporuoti šiuo atveju ne minikiną, o RX 300 ir TPV12. Užsukus į čia atrodo tikrai didelis, tas galbūt nepatogus, bet tu rankoje laikai Ferrari, galiu pasakyti taip. Ir tu žinai už ką tu moki, tu žinai, ko tau reikia iš gyvenimą ir tu žinai, jeigu tu turi kažką tokio, visi kiti tau tiesiog krenta. Tiesiog jie yra labai žemai prieš tave, turint būtent štai tokį komplektuką. RX 300S jau galima subdėti 400 vatų, bei TPV12 naujausią produktą ir galingiausią būtent per šį laikotarpį iš viso Smog gamintojų. Tai kalbant apie jį, jeigu tu esi galingas vyras ir nori rodyti moteriai, kokios yra tavo stiprios rankos, tuo labiau tavo plaučiai. Štai yra grožis, štai yra tiesiog to, ko tau realiai reikia. Hi Jack, shut up Jack. Jeigu tu nesi galbūt žmogus, kuris gali išleisti labai daug pinigų ir tu labai tingi traukti baterijas bei jos spirtą atskirai, yra tau išeitis. Jeigu tau reikia integruotos baterijos, kuri turi netgi 5000 mAh, kas prilygsta 2 BTC5, tai greičiausiai tu renkiesi iStick QC. Nesakau tai šiaip dėl savęs, sakau tai iš klientų nuomonės, ką jie perka, kas jiem patinka, kokie yra šiaip skaičiai. Tai Silver, Red, Wood Grain, Black, Green, Brown, tai yra būtent jos spalvos, iStick QC. Atnaujinta versija, anksčiau buvo lygiai tas pats iPower. 80 vatų, dabar jis padidėjo 1,5 karto, dabar čia tapo jau 200 vatų ir baterija yra integruota, reiškia pas jūs čia niekur neišsiema, tiesiog nupirkot modą, ištraukėt USB, jokių baterijų realiai nieko nereikia, išsikrovė, statom pakraut, viskas. Ir tai yra padaryta viskas, kad jums būtų kuo paprasčiau to naudot, kuo gražiau atrodytų, nes iš tiesų grožis rankoje jaučiasi, kad tai yra kažkas tikrai normalaus. Ir kalbant apie jo porininkę, galiu pasakyti, kadangi pagal mane modas tai yra vyras, o tegul kitikliukas tai būna moteris. Ta, ką būtent naudoju aš šiuo metu. Kleito 120. Nežinau realiai, kodėl pasirenku jį. Visgi yra labai daug visokiausių kaitikliukų, kurie yra tikrai užtarnavę dėmesio. Bet kažkada, kai tik atsirado šitas Kleito, paragavau jį ir galvoju, na, ką žinau, nėra labai įspūdingas, nėra labai skanus ir tiesiog paragavau, padėjau atgal dėžutę, padėjau į stalčių. Tada vienas iš mano draugų pasiėmė būtent šitą Kleitą 120, garina, sakau, ką tu garini, nu, nėra jis fainas. Dai man pamėgint dar kartą. Būtent tada mano nuomonė pasikeitė labai kitų kampų ir nuo praeitų metų galo aš esu susižadėjęs su Kleito 120. Taip, aš buvau užsimetęs ir minikino Ameto vadu, taip, aš garinau ir TPV12, bet vis tiek mes grįžtam prie savo seno. Tai ir aš išmėginęs daug visokiausių fainų produktų grįžau prie to. Čia, gaudyk kolą, bus geriau. Prie kažko atėjęs dar ir dar kartą, kaip ir minėjau, Amet vadu, TPV12, Aromomizer Supreme ir dar daug visko labai gražaus, vis tiek aš grįžtu prie to, ką aš nepamėgau iš pirmo žvilgsnio, bet vėliau, mano, kaip ir minėjau, viskas galvoju pasikeitė ir vėl atsidūriau prie savo senojo gero Kleito 120. Būna degėsis, be problemų, išėmė koilą, išmetė atgal, be jokių sukimų, be jokių vatos dėjimų, be jokių koilų apkarpimų, nieko to nereikia. Įsaky kolahedas skonė yra, va, tiesiog, va iki čia, va iki šitas vietos. Garų yra taip pat labai daug, netikit,
pažiūrim dabar būtent tą. Kas yra gerai, kas man patinka su IST-QC gamintojais, kad jie iš karto padeda pakrautą modą dėžutės. Galima nepirkti bateriją, tiesiog galima iš karto garinti, apie nieko nesirūpinant. Gerai, pagarinam. Vat 100 vatų. Tegul būna šiandien šventė, 100 vatų pagarinama IST-QC su kleito, su mano gražuolė ir esu dabar užsipylęs. Melo būda Nirvanas keisti, medinis keistis. Argi netobula. Vyrai, tiesiog. Kaina yra maža, garų yra daug. Kaina yra maža, skonio yra daug. Kaina yra maža, jis yra geras. Kaina yra maža, jis visur tinka. Kaina yra maža ir jis yra tiesiog geras. Tiesiog viskas yra tom būtent ir pasakyta, kad kleito yra ta, kai yra verta nusipirkti. Ir manau tiek su visais tais unboxingais, su jumis buvo Lou from Unbox Therapy. Have a nice day, bros!